Sveiki gerbėmėjai, derlius nuimtas, ruduo ir dabar yra labai svarbus darbas, šiltnamį reikia dezinfekuoti. Nesvarbu, kad mes purškiam ir vasarą, vis tiek tam tikras kiekis patogeno tikrai dabar čia miega per žiemos ir pavasarį vėl puls mūsų augalus. Todėl 100% dezinfekuoti mums vis dėlto nepavyks, bet kažkiek sumažinti tą kiekį būtinai reikia. Ir aišku, kad nenorėčiau aš čia naudoti stiprios chemijos, fungicidų kažkokių, nes vis dėlto vaikai, anūkai valgys šį maistą ir aš norėčiau, kad tai būtų natūralu ir ekologiška, be chemijos. Ir čia vėl aš panaudosiu Agro Eka Protect, tai yra visiškai ekologiška ir natūrali priemonė. Matot, kad aš čia nenaudosiu nei respiratoriaus, nei kitų apsaugos, netgi ir pirštinių. Nes ši priemonė tikrai žmonėms yra visiškai nepavojinga. Po purškimo po 24 valandų šį priemonę virs paprastą valgomąją druską. Jeigu norite, apie šią priemonę yra pas mane atskiras išsamus video, kur aš paaiškinu, kas, kodėl ir kada. Žiūrėkite, o dabar tiesiog prie darbo. Turime 10 litrų vandens. Koncentraciją padarykime 1:10. Tai reiškia pusę kanistro, čia yra 2 litrai, taigi 1 litrą pilame ir 10 litrų vandens. Pamiršau, reikia sumaišyti būtinai. Suplakti būtinai, nes čia yra ceolito. Taip. Taip pat suplakame. 1:10 čia yra didesnė koncentracija, augalams koncentracija, kada mes purškiam augalus, koncentracija turi būti mažesnė. Tačiau kadangi čia augalų nėra, mums reikia dezinfekuoti ir svarbiausia yra gerai sudrėkinti visus paviršius. Ir visiškai reikia sudrėkinti dirvą, nes patogenai jie dabar yra visur. Dar verta, manau, panaudoti vėduoklės purkštuką, nes jis mažiau išpurškia, jis geriau padengia paviršių. Paviršių padengimui šis purkštukas yra puikus. Žiūrėkit, kadangi mums nereikia daug smulkių lašelių, tiesiog sudrėkinti, tai mes jungiame, jeigu tokia opcija yra, tai jungiame tada pirmą pavarą silpniausią. Tada lašeliai bus stambesni ir mažiau dulkės. Visus kampelius apipurškim ir iš apačios kruopščiai. Kad būtų viskas sudrėkinta. Jūs matot, kad žalių ir visokių apnašų šiltnamyje ant polikarbonato yra po sezono nedaug. Pavyzdžiui, pernai, užpernai, tai man reikėjo jau plauti šiltnamį, nes buvo apaugęs ir dumblais, ir žalio stovėjo, ir teko tiesiog plauti. O kadangi aš Agro Eka Protect naudojau kelis kartus šią vasarą, ir kada aš naudoju Agro Eka Protect, aš nupurškiu ne tik augalus, bet ir paviršių polikarbonato, tai šiais metais man praktiškai net ir plauti praktiškai ir nereikia. Aišku, kad galima, jeigu jau idealiai viskas būtų, bet nebūtina. Apnašų ant polikarbonato yra mažai. Šitą štangą iš šios pusės irgi praeinam. Tada čia yra tarpas tarp polikarbonato ir profilio. Irgi galima čia tiesiog įpilti tenai daugiau skysčio. Tai šitaip. Tegu skystis varva, nieko baisaus.
ir iš apačios. Skysčių turime daug šiam šiltnamiui. Į visas skylutes praeiname. Taip. Preparato kvapas aišku, kad jaučiasi, tačiau nelabai stiprus. Ir tai nėra nuodai. Čia turime kuoliukus, kažkokius įrankius, kuriuos nuolat naudojame čia ir jie ir čia šiltnamyje lieka. Tai visą šitą reikalą irgi gerai sudrėkinam. Viską gerai dezinfekuojam. Čia turime štai tokį likutį, žiūrėkit, kiek čia dabar pelėsio, tai jį reikia vis dėlto išnešti. Grybelių patogenai randasi dirvos paviršiuje. Todėl mums reikia tiesiog gerai sudrėkinti paviršių. Dirvos paviršių. Todėl aš neperkasu iš karto dirvos, o būtent iš karto dezinfekuoju. Ir tik tada jau po to galime sukasti. Nes kitaip patogenai pateks ir susimaišys su dirva. Ir mes jų tada jau nepasieksime. Laistymo kištukus geriau ištraukti, kad jie irgi būtų sudrėkinti pilnai. Šį darbą geriau atlikti vakare arba ryte, kada šiltnamyje nėra karšta. Dar netgi geriau ryte, kada šiltnamio paviršius iš vidaus yra dar ir drėgnas. Ir tai geriau, kadangi ta priemonė tada, kada negreitai išgarauja, dar geriau suveikia. Nes jeigu kada karštą mes nupurškiam, jinai akimirksniu išgaroja, tai jinai gali nespėti suveikti. Taigi arba rytas, arba vakaras. Žiūrėkit, šiam šiltnamiui 6 metrų ant 3 užteko 5 litrų skysčio. Pilnai. Ir aš sudrėkinau visą paviršių ir žiūrit, ir jūs matot, kad sudrėkinau netgi ir dirvos paviršių. Ir to pilnai užtenka. Padarius šį purškimą, nieko neplaukite, tiesiog uždarykite šiltnamį ir leiskite tiesiog natūraliai išdžiūti. Ir jeigu kažkiek pas jūs skysčio liko, tai tada arba netgi ir neliko, o specialiai jūs galite apdoroti ir visą savo daržą, rudenį taip pat, prieš kultivuojant, prieš užkasant augalų liekanos. O taip pat, pavyzdžiui, kur augalai braškės kitais metais derės, tai būtinai šiais metais reikia apipurkšti prieš žiemą irgi su Agroeka Protect. Braškėms labai gerai. Žiūrėkite, kol kas ne vienos dėmelės nėra ant lapų, nes naudojau Agroeka Protect iš karto po pasodinimo. Taip pat viską galime praeiti ir sumažinti užkratą. Dabar sodinsiu žieminius česnakus ir dezinfekuoti dirvą, daržą po derliaus nuėmimo taip pat verta. Atėjo pagalbininkai, kaip matot, jai šis kvapas visiškai irgi netrukdo. Ir žiūrėkit, labai svarbu, Agroeka Protect, jis gali būti veiksmingas būtent prieš ligas, tačiau jis nėra veiksmingas prieš kenkėjus.
Ir rudenį dėl kenkėjų nežinau, ar verta kažką daryti. Manau, kad su kenkėjais reikia pradėti kovoti jau iš anksto pavasario. Apie tai padarykime atskirą video. O kągi, dabar lieka jum atlikti šį darbą, užsisakykite pas mus Agro Eka Protect. Jeigu dar neturite, užsisakykite sodo purkštuvą pas mus, rinkitės, turime pasirinkimą labai kokybiškų ir auginkite sveikai, natūraliai ir ekologiškai, nes Agro Eka Protect užregistruotas Lietuvoje naudoti net ir ekologinėse ūkėse. Sėkmės sodinkaujant.